nesveikas, blė, seniai, esi, what the fuck? What the fuck? What the fuck, seniai? Nu visam pasitikimo, Antanai, taigi. Eina A tu ne į castingą atvariai? Aš ne čia pataikiau. Nu, blė, seniai. Staro. Sveikas. Labas. Eina savo. Bliama, bet aš taip ir turėjau nuojautą, kad kažkas tokio bus. Jo. Labas visiems, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir dabar mes ką tik grįžome į Lietuvą. Čia prasideda. Neturit ką veikt, matau? Turim. Seni, bet čia geras. Reikės įrėminti, ne? Kaip gera grįžt. Pagaliau į studiją. Welcome home, baby. Welcome home. Ne kad namo kažkur tiesiai. Iškart į darbą. Čia realiai namo. Čia yra namai. Gerai, dabar. Ar yra montuota, jau sumontuota? Montuojama, taip? Robi, sumontuota? Sumontuota. Labai gerai. Jungiu kompą. Man reikia irgi šiandien sumontuoti. Pasiruošęs šiaip darbam grįžęs? Aš, žinai, buvau dabar išvykęs, nu, irgi dirbti į Angliją, bet aš labai pasilgau filmavimų. Tai esu pasiruošęs ir aš manau, kad šiandien vėlgi laukia naktis ofise ir be miego. Klasiškai. Grįžo Antanas, grįžo ir darbai. Jau visi netgi pasilgę buvom. Iš tiesų. O šitą savaitę irgi bombinė. Rytoj ryte turim važiuoti mes į vilą, kur bus realybės šou. Turime viską apžiūrėti. Šią savaitę jau perkam naujausias tas kameras. Ir šią savaitę dar bus paskutiniai dalyvių filmavimai. Jo, Tai jo. Rytoj vienas dalyvis atvaro ir 29 dieną dar feed dalyvis. Liko 3 savaitės iki realybės šou starto. Ir aš mačiau, kad komentarų buvo, kur bus tas realybės šou. Tai jis nebus laivų tiesiogiai transliuojamas, bet bus mano kanale. Antanas J. Pagrindinė mano kanale. Iš karto po naujų metų, sausio 1 savaitę pradėsim leisti laidas. Tai ten viskas bus. Norim padaryti pirmieji realybės šou. Gal trukdykit dirbt, blė. Jo, bus bomba. Hebra, kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Nieko, išmetė mūsų šitos maitinimo įstaigos už tai, kad paprašėm kiaulės karkos. O aš tiesiog sakau, aš jums galiu nuskusti morką, kopūstų galim parduoti pigiau. A iš mano daržą auga, aš šitas jaunuolis, jinai renka, supranti, pririnka. Ansi arbūzą savo birką kišo, va ir pasakiau. Tu, ko čia meluoji dabar visi prieš svietą? Ką čia tos citrus? Ten matysis viskas vis tiek. Nustrojkės, nes čia jeigu iš tos pusės tai mašinas matosi. Tai, o jeigu, jo, iš tenai, va, iš šitą pusę. Pavosi. O juk tu savo seniai. Norite pavosi? Oi, bliamba. Skanumėlis. Garsamėlis. Kaip jūs galvojat, nuo ko tokie veidai? Ava nuo tokio birzgalo. Turėjom nufilmuoti keletą skečiukų ir labai gerai, lengvai gavosi viskas. Rulit. Vilnius #1. Kaunas #1. O dabar nusibrausiam šitą visą ir einam filmuoti antrąjį. Kas sakai, kad tu su melodija lygiai? Niekada nenufilmuosiu. Jau toliau, jau gerai. Pabiški. Kur blogietis, nukrabas blogietis. Ar šiandien atvažiuoja dar vienas dalyvis nusifilmuoti? Labai tikiuosi, laukiam atsakymą šiaip. Tai laukim. Kas čia tokio? Negalim sakyti, aš filmuoju, matai. Jo, tai šiandien toks planas, kad Viltė turi suderinti ant visokius mini filmukus. Filmukus, bet... Aš nepašneku. Šiandien mini porno? Nu, mini porno. Viltė, suderink castingui visus dalyvius ant sofkės. Bet darysim ne ant juodos, o ant baltos. Tu būsi fake castinguotoja. Šiandien yra ta diena, kada mes važiuojame jau nupirkti galiausiai visas
10 kamerų. Ir reikia. Kiek sakai, 1,5 kilometro laidų? Ne pusantro, pusę kilometro beveik. Pusę kilometro laidų reikia, kad viską sujungti ir taip toliau. Tai šiandien turim nupirkti visą įrangą. Ir vakare važiuoju į Vilnių ir rašinėsim mūsų naują dainą Hipokritų ir penktadienį turime koncertą. Tai žodžiu... Hipiai krito. Aš nebesuprantu, kas vyksta, kai ofise yra labai daug moteriškių ir dabar čia visur kažkoks balaganas. Dabar vat atvažiavo mano sesė su mama ir jos darys čia vat fotošiūtą sesės parduotuviai. Ainai čia turi labai daug visokiausių čia suknelių, sijonų. Ką dar turi? Va, pieštis. O, žiūri. O šitas žemperis yra mano mėgstamiausias. Čia Agnė pati piešia ant rūbų. Ir jūs galite užsisakyti irgi. Palieku linką description'e. Ir aš taip pat esu vakar iš tikrųjų nuvažiavau pas mamą su sesė ir sakau, man prašau nupiešti kai ką. Ten moteris su papais. Tai... Taip. Rimtai? Taip. Žiūri, geras. Nu, sakau, labai geras. Tai Agnė gali nupiešti bet ką pagal jūsų užsakymą, pagal jūsų norus ir taip toliau ant rūbų. Tai va čia vienas iš pavyzdukų. Ir čia kitas iš pavyzdukų. Nu. Tai dar vienas. Merginos rekomenduoja. Merginos tikrai rekomenduoja. Nu, tai va, nu. Reikia. Lema, čia norų lavina. Daugiau negu kalėdų seneliui noriu. Ta prasme, aš nespėju. Pinigus uždirbu, zaidys. Ir tada, hujek reikia to. Eik tu savo. Dabar dava mašinai tepalus, filtrus, sakau, akumuliatorių pasikeičiau, vėl susimokėk, eglutė susimokėk, nupirk kameras naujas, susimokėk. Eina savo, Robi, dar reikia daugiau dirbti. Reikia dirbti daugiau. Mei dar laukia eglutės? Taip, laukiu labai eglutės. O Antana laukia? Ne, aš eglutės laukiu. Yra labai džiugių naujienų, nes Antanas šiandien įsigijo naują automobilį. Aš įsigijau. Taip. Jo, BMW. Tiksliau ne naują, o seną. Bet pakeitė tepalus. Nu, bet jau ten reikėjo, nes mano šita mašina yra darbinė ant tiek, kur droži. Bet reikia sutvarkyti kartais važiuoju. Taip, pasikeitė tepalus, pasikeitė filtrus ir galima sakyti, kad viskas šviežia mašina. Galima važiuoti toliau. Ant kiek darbinė yra mašina, pažiūrėjau. Ant kiek šviežia mašina. Šiukšlių visur. Ai, šiukšlis. Tas pačios dėmes, bet anyways. Nuskausmino? Normaliai. Keletą šimtelių tai. 2 eglutės išeitų. Ne. Svarbiausia eglutės, ne? Taip, eglutės dabar spikuos. Eglutės karota, eglutės žalia. Nors iš tikrųjų spigliuota. Čia tai dzin. Žinai, kur aš labai dabar, kur toks nuskausminimas, tas kameras. Kameras, jo. Belemba, kiek, šiaip, tipo, kai palygini, žinai, kaip kameros, tai nėra daug. Bet kai tu turi dabar pirktas kameras, toks meh. Bet pagalvok užtat, kas po to bus, kai jau turėsim kamerą. Jo, taip, bet įsivaizduok, mes nuperkam visas kameras ir dabar darysim non-stop visokius didelius šou. Non-stop. Na kągi, mes pagaliau nupirkom viską. Jūs neįsivaizduojat, pasižiūrėkit. 10 kamerų, laidynai, visokie switchai, hardai ir taip toliau. Dieve. Čia bus kažkas. Oh my god. Jau tas vidinis džiaugsmas, kad mes jau didelių žingsnių, vėl ne kamera tą kišą. Oh my god. Kad mes didelių žingsnių arčiau realybės šou. Nu ką, mes čia, man atrodo, ir atsisveikinam, užbaigiam šitą video. Kameros yra nupirkta, viskas yra paruošta. Mes dabar važiuojame pirkti kalėdinės eglutės, nes mūsų merginos ofiso nori labai. Varom ruoštis ir mes sakom ate, susimatysime rytoj arba ne rytoj. Ate!